Sveika, Meloji. Aš labai džiaugiuosi sulaukusi tokios didelės jūsų klausimų gausos. Ir šiandieną esu savo studijoje ir noriu su jumis paplepėti. Tai čia yra Magnetic Conversations ir jie yra sukurti kartu su mano labai labai mylimu prekiniu ženklu kapsulė by Agnė Gilytė. Ir matote naują kolekciją už mano nugaros. Na ką, pradėsim. Aš turiu pasėjusi čia telefoną, kuriame matau jūsų visų klausimus. Na ir matau, pirmasis klausimas nėra klausimų, ramuma. Tai labai dėkoju ir man smagu, kad jūs esate ta bendruomenė, kuri auga kartu su manim, sąmoningėja ir man labai smagu, kad jūs prisijungiate prie Magnetic Conversations vis didesnėje gausoje. Kitas klausimas, kokia yra įsimintiniausia jūsų knyga? Turiu ją ne vieną, iš tikrųjų skaitau nemažai. Ir skaitau, ir tuo pačiu klausau audio knygas. Ir viena man labai paskutiniu metu įstrigusių knygų yra, to aš ją ir pasimsiu, jums parodysiu. Yra ši. Jis vadinasi The Heron's Journey, jis yra anglų kalba, jis yra audio knyga ir popierinė. Man labai patiko, man taip patiko, kad nusipirkau ir savo, ir dar padovanojau draugiams ir kolegiams, ir mūsų, va, kur už nugaros mano mato, tai yra mūsų kapsulės komandos biblioteka, kur mes mainomės knygomis ir dalinamės įžvalgomis ir džiaugiamės savo atradimais. Tačiau tai nėra vienintelė knyga. Tiesiog šiuo metu man jinai labiausiai yra įstrigusi ir tokia, žinot, kur sudėliojo taškus ant į, kur taip skaitai ir toks, va kodėl su manim taip vyksta, va kas čia man atsitiko, va kodėl aš taip jaučiuosi. Tai labai rekomenduoju. Beje, jinai yra gana sena. Tai nėra nauja knyga, jinai yra išleista 90 metais. Matote, tai tiesa sukasi ratu. Kokie drabužiai užmaskuoja atsikišusi pilvuką? Tie drabužiai pirmiausia, kurie jo neaptempia. Tie drabužiai, kurie netkreipia dėmesį į pilvuką, tai yra, kad nesusiduria viršutinis drabužis, tarkim, palaidinė, marškinėliai ir džinsai, kelnės, sijonas ties ta plačiausia jūsų liemens vieta. Tai reikėtų ją kelti aukštyn arba leisti žemyn. Taip pat sluoksniavimas puikiai maskuoja, tarkim, balti marškinėliai ir, tarkim, juodas švarkas. Na, kaip pavyzdys, nebūtinai iš tos spalvos, arba palaidinė ir prasegtas megztinis liemenė. Taip pat nukreipia dėmesį, nemaskuoja, bet nukreipia dėmesį nuo pilvuko, jeigu pilvo juostoje, asmeninėje juostoje jūs neturite ryškių akcentų, kokios nors ten ryškios diržos sagties ir daugiau akcentų yra viršutinėje arba apatinėje kūno dalyje, tarkime, dekolte, papuošalai, auskarai, lūpų dažai ir panašiai. Dar tiesa labai svarbus dalykas. Atkreipkite dėmesį, ką turite ant rankų, ant pirštų, ant riešų, nes kai yra nuleistos rankos, tai tuo metu dėmesys į blizgančius pirštus, į blizgančius riešus, tuo metu irgi kreipia dėmesį į jūsų centrinę kūno dalį. Rudens must pirkiniai turinčiai rimtą pilnavertę kapsulę. Aš sakyčiau, kad jeigu jau turite tą vadinamąją bazę, ar ne, apie daugiau galite pasižiūrėti mūsų kapsulė.love skiltyje Permanent Capsule arba bazinė kapsulė. Tai ten tai tokie būtinieji, o prie jos šį rudenį aš pridėčiau kokį nors gyvūninį raštą arba iš principo kokį nors raštą. Ir galbūt matėte jau mano rudens kapsulė yra leopardo rašto palaidinė arba suknelė, yra grandinėlių rašto irgi palaidinė ir suknelė, taip pat šalikėliai, kurie galėtų būti ryškus akcentai jūsų įprastiniai, švariai, ramiai, tvarkingai kapsuliai. Būtų smagu pamatyti realiai jūsų spintą gyvai, įdomus laivas išeitų. Nu va, mintis pasižymiu. Manau, kad padarysim, jau labiau, kad šita mintis ir mano galvoje jau kuris laikas sukasi, tai tikiu, kad įgyvendinsim. Ačiū už pasidalinimą. Ar nepavargstate nuo didelės atsakomybės versle? Nuo atsakomybės turbūt nepavargstu, nes tokias nuo gimimo, tokia į priekį, labai idėjinė esu ir turiu puikią komandą, dėl to esu rami, nes nesu viena. Aš turiu nuostabią komandą, kuri kiekvienas iš komandos narių rūpinasi savo sritimi, bet tuo pačiu mes labai daug bendravome kartu ir
sprendžiame temas, pasiteldami vieni kitų įžvalgomis, patirtimis ir tokiu būdu, na, aš nesijaučiu, kad aš viena nešu kuprinę atsakomybės ir darbų ir svajonių realizacijos. Tai aš manau, kad atsakymas yra ir prigimtinės savybės, bet to pačiu ir tai, kad aš turiu komandą ir jos palaikymą. Kaip einasi naujuose namuose, kas kūrė interjerą, ar keistumėte ką nors? Aha, ačiū. Nes namuose mes gyvename nuo rugsėjo, tai va rugsėjai bus metai, iš tikrųjų yra labai gera. Jie, na, pradžioje, nu, namai gerai kaip drobė, ar ne, aš įsivaizduoju, tai jos mes įsirengėme, jose nieko netrūksta fiziškai ir techniškai, tačiau dabar namai jaukėja. Tai atsiranda detalės, šiuo metu renkamės meno dirbinius, keletas jau kabo iš ankstesnių mūsų namų arba dovanotų mūsų artimų žmonių. Taip pat svarstu apie kilimą, na, žodžiu, po truputį tie namai jau taip namiškėja, tai tikrai labai gera naujose namuose ir smagu, kad visi turime savo erdves, kurioje galima būti ir privačiai, ir tuo pačiu susitikti bendroje, na, gyvenamoje svetainės, valgomoje ir virtuvės dalyje. Ar nesvajojate dar kartą pagyventi svetur? Žinau, mokėtės Italijoje. Taip, aš 3 metus gyvenau Italijoje. Niekada netmetu šitos idėjos, tokio aiškaus plano, kad va, tada ir tada mes kraustumės ten ir ten neturim, bet mūsų šeimoje šitas pokalbis nuolat vyksta ir esame atviri. Ir labiau, kad mūsų vyrukai auga, vienam 8, kitam 11, tai jau ir keliauti yra paprasčiau ir kartu, jau galima keliauti ir atskirai, tokiu būdu atrasti vietas, kur mums gera būti kartu. Ar mes kažkada kraustysimės, aš nežinau, bet kad mums patinka keliauti, atrasti vietas ir ten pabūti, tai tas yra tiesa. Va čia man taip sutapo, kad jau 2 kartus buvome Portugalijoje ir panašu, kad vėl važiuosim. Tai pasaulis yra didelis, aš niekada nesakau ne. Ha, kokia bus rankinė? Bus rankinė rudenį, jau labai greitai. Labai gražiai, aš turėjau prieš akis, bet dar negaliu parodyti. Didelė, patogi, standi. Tai ten labai taip gerai susideda, žinot, kaip ir kompiuteris, ir knygos, bet to pačiu ir standi, bet to pačiu ir minkšta, nes ten galima susidėti, nežinau, ir sporto aprangą, ir pietų dėžutę, ir ką jūs beveiktumėte, šokių batelius. Tai tokia labai labai universali, lengvai derinama, nes pati iš savęs yra, nu, ypatinga. Pamatysite jau greitai, bet yra didelė rankinė. Taip, ar nesvajoju, atsiprašau, už tai skaičiau, kaip gimė juvelyrikos idėja Nice Touch kapsulėje. Ačiū labai už komplimentus. Jinai gimė iš noro pasiūlyti jums kapsulę Bagnelytę klientėms ir savo pačiai galų gale, ne drabužius, o akcentus, kurie pagyvintų derinius. Jeigu ypač rengėtės kapsuliškai, ar ne, tai yra drabužiai neretai kartojasi, tik skirtingose deriniuose, tai lyg norisi kažkokios tai rezinos. Aš pati labai mėgstu ryškius lūpų dažus, bet to pačiu man labai smagu pagyvinti, kad ir paprastus baltus marškinėlius, ar kaklo aksesuaru, ar auskarais, ar žiedais ir panašiai. Tai gimė tiesiog iš to poreikio atnaujinti tai, ką turiu, be didelių investicijų ir be didelių aprangos kažkokių tai pokyčių. Kokie drabužių brandai jums patinka be kapsulės? Žinokit, aš labai mažai perku ne kapsulės. Aš ne kapsulės perku, dabar tai iš viso taip susiaurėjo mano pirkinių sąrašas, nes aš nebeturiu poreikio, aš nešioju kapsulę. Tai perku avalinę, rankines, nu ir viską, žinokit. Tai tas prekinių ženklų sąrašas yra labai labai trumpas, nes iš tikrųjų esu labai labai lojali kapsulės klientė ir mano kolegės juokiasi, draugės juokiasi, sako, tau tai be pigų, sako, tu susigalvoji, kad tau trūksta ir pasidarai. Tai taip ir yra, bet pasidarau su labai labai daug meilės ir tokio išieškojimo, ko man iš tikrųjų reikia. Ne tai, kad, norėčiau to. Ne, būna tokių momentų, aišku. Bet aš tada sukuriu tą drabužį, aš surandu jo pliusus ir minusus, pasigalvoju, gal reikia pakelti jo asmeninę dalį aukščiau, gal sagučių užsegimą pajudinti aukštyn arba žemyn, gal reikia šalikėlio, galbūt reikia prailginti, prie ko jie tiktų, ar mane tenkina drabužio kokybė, pasiuvimo kokybė, kirpimas. Tai aš taip kaifuoju iš tam žaidime, kad nebeturiu poreikio žvalgytis į kitus prekinius ženklus.
Ar turite verslo kitos srities advisor coacher? Galvoju, kaip dabar atsakyti. Ne dėl to, kad čia kas kurti ir pameluoti, bet iš tikrųjų aš vienu metu turiu kelis mokytojus, kurie, kad nupieštų jums paveikslą. Aš kai pradėjau į sąmoningumo keliu prieš 4 metus, berots, galiu 5 eina, prisėtus toks mano labai toks skruzdėlytės žingsnelio augimas, pirmin, po to atgal, po to vėl pirmin, taip vyksta procesas, aukštyn ir žemyn, ir pirmin ir atgal. Ir aš vienu metu turiu net ne vieną mokytoją, kuris mane įkvepia, kuris mane nukreipia, kuris man parodo dalykus, paaiškina dalykus, kurių nesuprantu, kurie man aiškus, kuriuos nežinau kaip išspręsti. Konkrečiai verslo advisoriaus arba coacherio, patarėjo, mentoriaus neturiu, bet turiu tokio savęs auginimo srityje ir manau, kad tai padeda ir mano verslui. Pastebiu stiprią dvasingumo temą, ar niekada nepagalvojate apie vedlės rolę? Aš manau, kad taip pagalvot, kad va, būsiu vedlė, būčiau vedlė, dar ne. Bet jaučiu, kad moteris remiasi į mane, duoda man ranką, klausia patarimo. Tai man tai yra patvirtinimas, kad einu teisingu keliu. O kur aš nueisiu, aš dar nežinau. Šiandien dieną aš labai kaifuoju su kapsulė, su Magnetic Conversations, su savo šeima, su savo vyrais. Tai arba, kai sakau 3 vyrai, tai patikslinsiu, nes dažnai būna manęs klausia. Tai 3 vyrai, nes mes esame 4 asmenų šeima, mano vyras ir mano 2 sūnus. Tai yra 3 vyrai ir aš. Taip, kartais atrodo, jog taikote 4 valandų darbo savaitės principus, puikia knyga. Ar taip ir yra? Iš tikrųjų, jokio principo taip, kad specialiai taikyti aš tikrai netaikau. Tačiau intuityviai supratau, kad man geriausiai sekasi dirbti, jeigu tik turiu tam galimybę, intuityviai. Tai yra, kad ne, kad va dabar tas, dabar tas, dabar tas, o labiau, jeigu man dabar eina, nežinau, tarkim, kūryba, tai aš sėdu ir darau. Nes kurti pagal grafiką yra labai sudėtinga. Tai mano verslo daug ir sprendimų yra priimtų iš tikrųjų iš intuicijos, iš tokio būtent pajautimo. Ir man tai pasiteisino. Kita vertus, esu struktūros, kalendorių struktūros žmogus, kaip čia, išmokusi, gyvenimo išmokyta, nes kai dirbu ne vienoje srityje ir su ne vienu žmogumi, tai vis tiek tenka derintis ir susitikimus, ir sprendimų priėmimus, ir pasitarimus. Dėl to mano dienotvarkė yra nemažai kalendoriaus vadinamų eventų, ar ne? Čia, tarkim, skambutis su tuo, susitikimas su tuo ir panašiai. Bet kad aš dirbu mažiau negu griežtas rėmas 8 darbo valandų, tai yra faktas. Aš dirbu tikrai mažiau, nes pavyko priimti teisingus sprendimus tiek savo darbinėme gyvenime, tiek savo asmeninėme gyvenime, ir sprendimus ir susitarimus, ir tuo pačiu stalioti savo rutiną taip, kad joje liktų ir laiko savo, ir laiko šeimai, ir, kaip minėjau, dirbti labiau pagal intuityvų pajutimą, o ne pagal griežtą grafiką, nes tokiu būdu aš padarau daug daugiau, negu padaryčiau įsprūstai kažkokį tai rėmą. Man tai labai tinka, aš nežinau, sunku man būtų patarti kitam žmogui dėl to, kad aš nepažįstu, žinai, nežinau asmeninių savybių, kas yra svarbu. Man tas laisvės jausmas ir tas galėjimas apsispręsti, kada, ką ir kaip aš veiksiu, man labai labai stipriai išlaisvina ir duoda didelį tokį kūrybinį impulsą daryti dalykus. Ir kūryba, aš sakau, plačia prasme, nebūtinai drabužių kūrimas, kūryba gali būti ir Excelio pildymas, kūryba gali būti ir sutarčių sudarimas, ir darybos, ir planavimas, ir marketingas, ir daug dalykų. Daug keliaujate, bet vis tiek yra tas svajonių kryptis, kur labai noriu į Naująją Zelandiją, labai noriu į Maroką, labai noriu į kalnus, pasivaikščioti po kalnus, na dar ten su ledkirčio kirvukais gal ne, bet taip pasivaikščioti kur nors, kur kinta temperatūra, kur ištirpsta civilizacija, labai norėčiau. Ar gyvenate atsižvelgdama į pilnaties, jaunaties fazes? Taip, atsižvelgiu jaunaties pilnaties fazes ir atsižvelgiu į savo asmeninio ciklo fazes. Kalbu apie hormoninį ciklą, ar ne, kur yra ovuliacija, kur yra kraujavimo etapas ir visi šitie mano kas savaitiniai pokyčiai, aš pagal tai, man tai yra nauja pagal tai maitintis, bandau, bet man labai dar nauja tyrinėjau.
bet tarkim ten daryti protarpinį badavimą, nedaryti protarpinio badavimo, kaip sportuoti, ar sportuoti, kokius darbus tą laiką įsiplanuoti, na tarkim, ar aš turėsiu energijos filmuotis ir galbūt va kalbėti valandą laiko su jumis. Ar vis tik tą geriau nukelti kitą savaitę, galbūt šią savaitę aš tokia labiau esu lėta, tai galiu kažką kitko daryti. Tai vat pagal tai labai atsižvelgiu, nes mano kalendorė net yra pažymėta. New moon, full moon ir tada aš savo ciklą žymiuosi metų laikais. Ruduo, žiema, pavasaris, vasara. Pagal tai žinau, ko tikėtis man iš savo kūno, iš savo hormonų, iš savo nuotaikos, iš savo energijos lygio. Ir man tai padeda. Ir tada ir aš jaučiuosi geriau, ir rezultatai yra geresni, nes neinu prieš save. Kiek tau reikalingas asmeninis augimas ir kodėl? Be galo reikalingas. Aš tiesiog ateina etapai, kur aš taip jaučiu, kad man dar, ne, vyksta vidiniai procesai, transformacijos ir aš jaučiu, kad čia fainai, supratau, toliau. Tai stovėti vietoje jau nebegaliu, matyti jau nebegali atžinoti, nebegali atsuprasti, nebegali atjausti ir galvoju, kad, na, žodžiu, jausti ir tada nebejausti, ne, atjausti. Tai man be galo svarbu. Aš mėgstu skaityti knygas, klausyti tinklalaidžių, dalyvauti įvairiuose renginiuose, moterų ratuose, kalbėti su savo skirtingais mokytojais, mokytojomis. Man tas be galo svarbu ir tai tapo antiek organiška, kad aš net to nelaikau kaip kad darau tai. Man tiesiog tai jau yra mano gyvenimo dalis ir man tai labai tinka ir patinka. Ir aš žinau, kad mano akis žiba ir dėl to. Ar svajoji pagyventi užsienio šalyje? Kai buvo šitas klausimas, tai atsakiau ir tik tai gal buvo klausimas labiau, ar ketiname. Tai jeigu patikslinčiau į atsakymą į šitą klausimą, tai ar svajoju, aš gal ne tiek svajoju, kiek neatmetu, nes man labai patinka šiltas, saulėtas klimatas ir tas noras labai stipriai paauga kokį lapkričio vasario mėnesiais. Ar niekada nesvarstei dingti kokiam mėnesiui? Esu ne kartą dingusi, tas dingusi, išvykusi į kelionę, bet tai visai ką būdavo su šeima ir tai visai ką būdavo su internetu, su telefonu, su kompiuteriu, tai aš taip, kad visiškai dingusi iš savo mylimos veiklos nesu niekada, keliom dienom turbūt jo, bet realiai tai aš visą laiką esu on ir visą laiką reaguoju, dalyvauju, man nuolat eina mintis, idėjos, aš jas žymiuosi, kažką perduodu komandai, kažką padarau pati, kažką savo pasižymiu, nes tai nebėra mano darbas, tai nebėra mano verslas, tai yra veikla, kur tiesiog tai esu aš. Ir gal tai ir nėra gerai, gal protingi žmonės, kaučeriai kitaip sakytų, bet tai jau yra neatsiejama mano dalis. Ir kartais, kai reikia priimti, pavyzdžiui, kokį nors sprendimą, nežinau, ten, kurio produkto atsisakom iš kapsulės, ar ne, kad nebetęsime, nes tiesiog ta kapsulė plečiasi, jinai didėja ir tikrai pasirinkimas yra labai platus ir gilus. Ir tada atrodo, kad ir man kaip savo vaiką, žinai, atiduoti, tai tikrai skauda širdį ir lygiai taip pat, jeigu sakytų, kurios srities atsisakytų. Tai man be galo įdomu ir drabužių kūrimas, man be galo įdomu ir marketingas, man labai įdomu fotosesijos, komunikacija, PR'as. Tai netimkit, man viskas patinka ir džiaugiuosi, kad dienoje su komandos pagalba viskas telpa ir niekada nėra to kažkokio tai streso, kad o jeigu ateina, tada aš turiu instrumentus, kaip tą stresą ir įtampą nuraminti, kad galėčiau toliau ramiai dirbti, funkcionuoti, mėgautis. Tavo sporto režimas vasarą, kaip jis pasikeičia? Taip, pasikeičia, nes vasarą mes gyvename sodyboje, miške, gamtoje. Tai aš į savo mylimas treniruotės pas kinezioterapeutus arba jogą nebenueinu. Tai jau pasakiau, ką darau šaltuoju metų laiku, kai gyvenu Vilniuje. O dabar taip, labai daug dalykų jau yra tiek įsigėrę į kūną. Kūnas, žinot, kad turi atminti, kad aš jau neretai pagaunu save, kad, darysiu dabar šitą treniruotę, tarkim, susiradusi internete, arba nusipirkus treniruotės iš trenerės, ir tada suprantu, kad kūnas nori pats freestylinti, tai toks gaunasi pusiau joga, pusiau pilatesas, bet truputį svarmenų, truputį kineziterapijos, truputį tempimo pratimų, truputį kvėpavimo pratimų ir tos, pavadinkim, treniruotės, tas judesys man ir yra labiausiai patinkantis, nes tu kūnui duodi tuo metu tai, ko jam labiausiai reikia.
Kadangi jau džiaugiausi, tai tik pasikartosiu, kad mano širdis yra jau visiškai sveika ir aš vėl galiu bėgioti. Tai va, kaip tik praeitą savaitę jau pirmą kartą išbėgau, irgi buvo labai labai gera, aišku, bėgau nedaug ir lietai, bet toks, o, irgi labai labai smagumas. Tai jo, mano sporto rutina pasikeičia. Ar sportuoju daugiau ar mažiau? Tiesiog gal kai sportuoju namuose, namie, tai yra sunkiau prisiversti, toks tingulys dažniau įlenda į mane, nes kai esu susitarus, tarkim, ten tokiam dienom, ten nuo 8 ar nuo kelintos valandos sportuoti, na tiesiog yra ir pareiga įsipareigojimas prieš kitą žmogų, aš tiesiog aunuosi kėdukus ir keliauju. Man patinka, kad mano sportas yra prie pat namų, tai nueinu, pareinu. Kartais einu namo per aplinkui, dar kavos pasiemu, tai toks irgi ritualas ir graži rutinos dalis. Ir tuo pačiu namuose, kita vertus, smagu, nes yra tas lankstumas, kad tokia ryte nesigavo, nes kažkas ten ne, tai galbūt aš po pietų. Ir aš pastebėjau šiaip įdomų dalyką, kad kai sportuoju po pietų, apie 3-4 valandą, man toks būna antras energijos pliūpsnis. Labai vėlai vakarą sportuoti negaliu, nes aš tai užsiturbinu, aš šiaip tokia labai energinga. Jeigu dar sportuočiau vėlai vakare, tai turbūt, kad sunku būtų užmigti ir nurimti. Bet va tas judėjimas arba ryte atsikeliu, išgeriu vandens, kavos ir ant kilimėlio arba į pas trenerį. Arba tada po pietų, kai visus darbus pasidarau ir toksai gaunasi lyg tiltas tarp tokios darbinės užsiemusios Agnės ir tokios ramios naminės Agnės, nes namuose aš taip jau, namai yra mano tokia ramybės oazė, ramybės tvirtovė, kur aš taip atsipalaiduoju ir man yra labai gera. Tai top 3 šios vasaros favoritai. Aš turbūt galiu čia apie viską, ir apie braškes, ir apie rūbus, ir apie, nes nesu konkretinta, tai mano favoritas yra kiekvieną dieną po sporto eiti išsimaudyti ežere, ko anksčiau nedarydavau. Kodėl? Nežinau. Mano favoritas yra ryte, nesvarbu, ar saulė, ar apsiniaukia, ar gal net lyja, aš vis tiek išeinu savo kavą išgerti laukia ir visai ką basa. Visą vasarą vaikštų visada basa, nuo part, kai atvažiuoju į miestą, bet kur dabar mes gyvename gamtoje iki rugsėjo 1, tai visą laiką basa, 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 aš net konkorėžių nebejaučiu. Taip gera, tokia jaučiuosi grounded. Labai labai patinka. Taip pat šią vasarą, na jau pavasarį pradėjau daugiau skaityti, nes kažkaip buvau šitą veiklą užmetusi dėl daug priežasčių. Tai labai džiaugiuosi. Iš to ir gimė mano idėja, kad pagraginti, pakutenti visus daugiau skaityti, ar ne? Ir dėl to atsirado mūsų hashtagas Capsule Reads. Ir galite matyti highlightuose kapsulės Instagrame, kokias knygas mes skaitome ir kokias knygas skaito mūsų klientės, kurias mus užtagino. Tai jo, tai dar skaitimas irgi labai labai. Tai turbūt tiek. O jeigu apie drabužius, tai aš nieko naujo. Aš vasarą neišlendu arba iš suknelių ant petnešėlių. Tai ta pati jūsų puikiai pažįstama Havana arba Florida iš ankstesnių kapsulių. Arba tada yra marškiniai, Londonai, Tenerife, lininė ir šortai. Tai va, tai mano uniforma vasaros. Kokių spalvų galima tikėtis rudens kolekcijoje? Tai rudenį jūs jau matėte kapsulė.love. Tai ten mes turime ir žydrą, ir tamsiai mėlyną, ir nemažai printų, kaip aš vadinu, raštų, kurie yra įkvėpti skirtingų šaltinių, bet pagrindas yra gyvūninis raštas, tuomet yra gėlių raštas ir yra grandinėlės raštas, klasikinis itališkas. Tai toks yra ruduo, o žiema bus labai jauki, pilka vilnelė, megztiniai, tamsiai mėlyna spalva, tabako spalva, raudona, va tokios spalvos. Tai ir vėlgi šitos visos spalvos gimė ne veltui, dėl to, kad jos nuostabai papildo jūsų puikiai pažįstamą bazinę kapsulę arba permanent kapsulę, kuri nesikeičia jau 6 metus, ką aš sakau. Na, jinai tiesiog auga, nes pradžioje buvo vieni produktai, po to prie jų prisijungia kiti ir kas kartą iš naujų sezoninių, tų vadinamųjų current kapsulių,
keli produktai vis keliauja į tą mūsų bazinę nuolatinę kapsulę, kurią galite rasti nepakitusi nuo pirmųjų dienų. Ir aš labai tuo džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad tie drabužiai vis dar yra aktualūs. Ir nesvarbu, ar praėjo 3 metai ar 6 metai, jie vis tiek yra aktualūs. Ir ar jūs perkate šiandien, ar pirkote prieš 3 metus, jie yra lygiai tokie patys. Tai džiaugiuosi, kad pavyko išieškoti tokius modelius, tokius audinius, kurie tenkintų ir savo kokybę, ir savo estetiką. Ir kurie neišytų iš mados taip greitai, kaip sukasi tas mūsų mados pasaulis, skatinantis vartoti. Tai toks, proud moment, jeigu leistit pasigirti. mm, taip, dar skaitau klausimus. Ar kada teko būti prie perdegimo ribos? Rimtas klausimas ir šiek tiek yra tekę apie tai dalintis. Yra tekę. Ar esu buvus perdegus, labai sunku tą pasakyti, nes tokios, kaip on paper diagnozės aš nesu gavusi iš medikų, bet pati esu ne kartą ir ne du, turbūt 3 ir daugiau, gal 3. Jaučiau, kad atėjau tą ribą, kur pradžioje man kiti pasakydavo, nes aš pati nesugebėdavau identifikuoti šito, o po to jau ir pati pajusdavau, kad esu arti, kai ryte neturiu motyvacijos keltis, kai nuotaika yra žema, kai fizinis kūnas jauti, kad ryte netvirpa, mane dažnai pykindavo, kai jausdavau, kad mane dirgina, kai į mane kažkas kreipiasi, nesvarbu ten ar skambina, ar žinutę parašo, man taip norisi lyg išjungti visą pasaulį, kai va tas vidinis nerimas, jis nepraeina jokių paros metu, ar rytas, ar vakaras, ar diena, net ir menkiausi dalykai kelia stresą ir įtampą. Tai va tame esu buvusi ir ne kartą, bet džiaugiuosi, kad apie tai kalbu būtuoju laiku ir kad tinkamu laiku gavau pirmiausia vyro palaikymą ir pagalbą, tuomet prasidėjo mano sąmoningumo kelionė, kur skirtingi mokytojai parodė skirtingus vėlgi instrumentus, atvedė į tokius gylius, kuriuose aš galėdavau ir vis dar tebe galiu nardyti ir suprasti, o kas mane vyksta, kodėl tai vyksta, kodėl aš taip reaguoju, ir aš galiu rinktis kitokią reakciją į tam tikrą situaciją ir svarbiausia laiku sustoti. Ir vėl, ką aš darau sustojusi, ir aš sustojusi scrollinu telefone, ką reiškia, kad aš bandau nustumti tai, kas kyla, ką aš jaučiu, kaip aš jaučiuosi, arba maskuojuosi darbe, kaip čia maskuojuosi darbu, arba, tarkim, pasineriu labai, tarkim, į pavyzdžiui, vaikus ar ten buities tvarkymą, ar vis tik aš būnu su tuo, kas ateina, leidžiu tam būti ir kai jau yra kažkiek geriau, grįžtu į savo praktikas, kas tai bebūtų, ar tai yra pasivaikščiojimas, ar tai yra kvepavimas, ar tai yra kažkokios muzikos klausimas, ar tai yra seansai su mokytojais, psichologais, jau kas kiekviena ką renkasi, ar tai yra tyla, ar tai yra dar kažkokia faina, jums patinkanti magija rutina, tie patys dienoraščio puslapiai, ryto vakaro puslapiai. Tai yra tai, kas gydo ir kas po truputį sudėlioja, nes pamesti tą ašį, tą savo tokią vidinę ramybę ir tą tokią tėkmę, kai atrodo, kad viskas taip, kaip sviestus lysta, yra išlaikyti ir be galo svarbu ir labai gera. Ir šitoj vietoj, ką aš vis dar mokausi, tai yra pajausti tą ribą ir kad dabar nėra, kad dar pabaigsiu ten kažką, nežinau, siūti, kirpti, šluoti, prausti, kepti, nežinau, dar kažką daryti. Dabar, o dar geriau prieš tai. Arba nuolat tą daryti, nuolat save maitinti, pildyti save, tam, kad neteitum į tą tokio išgręžto puodelio jausmą, kai jau nei kitam, nei savo nebeturi ką duoti. O vis tik būtum pilna, labai tas geras žodis anglų kalboje nurture, tokia prisimaitinusi save. Viena mokytoja labai gražiai pasakė, mothering yourself, kad tu, mes moteris, mes kitiem labai dažnai būname mamos, ta gerąja, ta plačiaja prasme ir pamirštame save. Tai svarbu, ir man labai patinka to mother myself, ko man, Agne, reikia. Gal reikia poilsio, gal reikia pavalgyti. Bet pavyzdžiui, prisipažinsiu, dabar yra beveik 3
aš dar tik tai gėriau kavos ir nevalgiau. Nes va tai buvo, atsibudau ryte, anksti išvažiavom iš sodybos į Vilnių, pasiriau kavos į termos, išgėriau kavos, tada puoliau į susitikimus ir gavau vėliau pavalgysiu, aptarsiu parduotuvėje, to nepadariau, dabar filmuojasi. Nu, žodžiu, bet dabar tikiuosi pavyks nubėgti pavalgyti, nes jau nemalonu kūne. Kita vertus, dalinis protarpinis badavimas, bet čia tik mano nuomonė, aš nesu ekspertė, niekam dar nepakenkia, tai galbūt geriau ne kavą ar arbatą gerti. Ir aišku, daug vandens. Tai va, tai labai išsiplėčiau su atsakymu, ačiū už klausimą. Tai jo, perdegimas tokia svarbi tema ir jinai nebūtinai turi atrodyti labai depresyviai, labai dramatiškai. Kiekvienam yra skirtinga forma ir skirtingas būdas. Tai aš džiaugiuosi, kad mes apie tai kalbame, aš džiaugiuosi, kad apie tai apskritai yra kalbama ir kad apie tai yra klausama ir į tai yra atkreipiamas dėmesys. Skaitau dar klausimus toliau. Oi, pastumsiu į šoną. Iš kur semiatės įkvėpimo? Var galvoju, ar jūs nuvilsiu ar ne, kad, nesisemia iš įkvėpimo iš kažkokių labai tokių įsivaizduotinai tikėtinų šaltinių. Man labiau įkvėpimas yra pats gyvenimas, bet nenoriu skambėti banaliai, bet todėl išsiplėsiu, kad pats gyvenimas, nes tai, ką matau aplink, ką matau va vėlgi savo spintoje, kokį jaučiu poreikį kokiam daiktui, kaip gimė džins, o kaip gimė tas pats juodas tobulas New Yorko švarkas, o kaip gimė raštai. Tai yra tai, ko aš jaučiau, kad man norisi ir man atrodo, kad norėsiu toms moterims, kurios tiki tuo konceptu, kurį aš kuriu, kapsulinės spintos ir laimingos spintos ir tikiu, kad tai pasiteisina. Plius įkvėpimas man neretai būna filmai, kuriuos žiūriu, gal ne tiek konkretus filmai, kiek laikmečiai arba stilistikos. Tarkim, čia buvo labai dabar užsikabinus už 90-ųjų, Julia Roberts, Pretty Woman, Princesė Diana, bet šita kryptis. Kažkada buvo labiau 50-60 ir visi gražus filmai Breakfast at Tiffany's, The Apartment, Roman Holiday ir panašiai. Tai irgi yra labai graži, maloni kryptis. Kartais įkvėpimas gimsta iš to, kad aš kažkokį audinio gabaliuką pamatau ir iš to, ir tada tas, ir tada apauga. Nes tokio, kad grinai, kad dabar darysiu tokį konceptą, mano galvoje ir širdie taip nevyksta. Mano kapsulė gimsta, tokioj tekmėj. Tas spalva, tas modelis, o jeigu dar, tarkim, ten, nežinau, dar kažką, gal jeigu prailginsim, kaip bus gerai, jeigu dar šalikėlį uždėsim, ir toks vyksta, fainas toks. Ir tada iš to viso chaoso kūrybinio taip labai gražiai, cak, ir sustelioja, tai ką jūs po to matote, kapsulė.love. Tai labai man patinka mano kūrybinis ir procesas, ir kaip gimsta, ir būna vakarą kolegai parašiau žinutę, gal 11:30, aš taip guliu lovai, užsnaudžiu ir galvoju, ir tai va, bet aš džiugiuosi, kad mano komanda supranta, kad jau gaunu žinutę 11:30, tai reiškia, kad, čia man eina srautas, o ne kad jos kažką turi daryti. Tai ta laisvė smagu, kad nėra, nes dirbu su sąmoningai žmonėm, tai labai smagu, kad visi viską supranta ir aš suprantu ir jos. O grįžtant prie kūrybos, dar kūryba ateina iš tų pačių daiktų, kas jau yra. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu pamenat, buvo tokie marškiniai, gal 2 ar 3 gal metais, Rome iš Medvilnės, balti, žydri ir juodi. Ir jų nebėra, ne? Bet tas modelis nuostabus yra, aš galvoju, kaip būtų gerai marga palaidinė to modelio. Ir tada, leopardo raštas, pasisiuvom, super, pailginom, šiek tiek pakoregavom rankogalius, šalia gimė šalikėlis, kuris yra kaip atskiras produktas, bet gali vilkėti derinti kartu, gali ir atskirai. Ir tada prie šito reikia tokios spalvos megztinio, turi megztinį, kaip aš nešiočiau šitą, su šituo, ir taip apauga. Jūsgi žinot, kad aš kuriu drabužius, iš tokios visiškai intuicijos, aš nepiešiu eskizų, aš kaip čia pasakyti, kaip atsiprašau, nepiešiu eskizų, teisybė reiškia, sakau, nepiešiu eskizų, mano drabužiai negimsta kaip šakalai arba rėtimai audinio. Tas kūrybinis procesas yra labiau toks vizualinis mano galvoje, kur aš labai aiškiai matau, koks daiktas turi būti. Tada mes pasisiūnam pirminį pavyzdį ir tada jį tobulinam, kur tada jis būna tobulas.
Tai va, tai panašiai gimsta ir mano kūryba su kapsulė, atsiprašau, su Magnetic Conversations pokalbiais, kad aš galvoju, kokia būtų įdomi tema. Ar, pavyzdžiui, skaitau vieną knygą ir, apie tai reikia pasikalbėti. Arba, tarkim, išgirstu labai įdomų, nežinau, psichologą, mokytoją, raganą, ką nori tą vadinkit. Būtų su šitu žmogumi įdomu pakalbėti, arba nors ten gydytoja, arba dar ką nors iš sporto trenerio. Tai aš tokiam visą laiką esu tokiam, jo, aplinkos stebėjime ir iš ten man ateina. Ar drabužiai, ar pokalbių temos, ar pašnekovai, ar kažkokia tai spalva, kažkoks tai raštas. Ir aš niekada nesustoju. Ir tas turbūt yra smagu, kad, žinai, vienas produktas galbūt, tarkim, šitoje kapsulėje nelabai, nes aš žiūriu visumą, tai tada perkeliam į kitą, aplink jį apsipina kiti produktai, tada dar tą galime gražinti, atgaivinti kitoj spalvoje. Ir toksai visą laiką didelis judėjimas. Tas mano kapsulė toks kaip šaltinis, kaip versmė, šios vis krenta kaip vanduo nauji produktai, bet aš iš principo net nemastau produktais, labiau mastau deriniais. Nu, man taip, kaip sako, makes more sense. Man tiesiog vienas daiktas, žinai, ar man tiks, nežinau, tai reikia pasižiūrėti, ar su švarku, ar su marškiniais, ar su džinsais, ar su sijonu, o gal kitoj spalvoje, gal reikėtų ilgesnio. Va taip veikia mano smegenis ir tokiu būdu gimsta mano kūryba, nuo kurios aš, nu, kaip matot, labai labai kaifuoju ir džiaugiuosi, kad kapsuliai jau 6 ir kaip kažkas labai gražiai pasakė, kad, nu ką, baigėsi vaikystė, metas į mokyklą. Tai turiu labai daug naujienų, nekantrauju pasidalinti ir jau labai labai greitai tai įvyks. Ir tikiuosi ir toliau su palaikymu, už kurį esu be galo dėkinga. Tai klausimus visus perskaičiau, tuomet atsisveikinu iki kito karto, tikiuosi buvo įdomu, tikiuosi jums taip pat gera mane pažinti, kaip man pažinti jūs iš jūsų klausimų, girdėti tai, kas jums yra aktualu ir įdomu ir svarbu ir smalsu. Ir ką, ir palinkėsiu mums visiems tos vidinės ašies ir tos ramybės, tos tėkmės, kuri neišbalansuoja ir kad mes būtume moteris kaip upės, kurios akmenukus apteka, o nesitaško juos, ne? Tai taip gera, taip lengva, taip paprasta viskas. Tai va, siunčiu daug meilės. Čia buvo Magnetic Conversations, sukurti su kapsulė Bagnė Gelytė. Iki kitų kartų.